liūdna, kas įvyko vakar. Šiandien miestas pilnas policijos, pilnas žmonių, žmonės panikoje, gatvės uždarytos, stotys uždarytos, siaubingas vaizdas aplinkui. Kas yra smagu, jog žmonės geranoriškai padeda nukentėjusiems šeimoms, aukoja kraują, priglaudžia į namus. Taip pat 6 valandą visi rinksis į pagrindinę aikštę, paminėti mirusius, pagelbėti nukentėjusiems šeimoms. Tikiuosi viso geriausio. Keletas vaizdų iš Mančesterio centrinės gatvės.